Sveiki visi, su jumis vėl pasyvių pajamų fanas ir šiandien vėl naujas video. Tai šiandien video peržvelgsiu savo vaiko portfelį, taip pat peržvelgsiu savo Revolut indeksinį investavimą. Tai nieko nelaukiam, eikiam pradžiai gal tada į Fear and Greed indeksą, trumpam užbėkim, pasižiūrėkim. Ir kaip matom, markete pozityvas, stock markete godumas, kripto markete taip pat turim godumą, tai sakyčiau dar sveikas godumas, visi pozityviai nusiteikia ir to pasekoje atsigauna tiek bitkoinas peržengė 100 000, tiek kai kurios akcijos ir manau tikrai šį mėnesį turėsim neblogą grąžą tiek indeksų, tiek pavienių akcijų, tiek pačių kriptovaliutų. Tai va, tai jeigu patinka toks turinys, nepagailėkit paspausti patinka mygtuką. Jeigu žiūrit pastoviai video, laukėt jų, bet dar neprenumeruojat kanalo, tai paspauskite tą prenumeruoti mygtuką, nepagailėkit tų kelių sekundžių darbo, taip prisidėsit prie mano kanalo augimo, to pasekoja daugiau žmonių pamatys, galės stebėti mano portfelius, gal pasisems kažkokių tai žinių iš mano tiek laimėjimų, tiek pralaimėjimų. Tai va, einam tikriausiai tada į Švedbanko portfelį. Ir kaip matom, čia iš karto esu prisijungęs, turiu vaiko portfelį įsijungęs ir šiuo momentu portfelis jau žaliuoja, turim beveik 6% pakilimą, tai greit gal atkilom, kadangi investuojam į šitą portfelį jau 2 metai, investuojam kiekvieną dieną po 1 eurą ir kaip matom, turime bendrą portfelio vertę 2600 eurų, kas nėra daug, bet nėra ir mažai, kaip nepilnamečių vaikų visai neblogai, plus, kaip ir suminėjęs, mokinam jį finansinio raštingumo, rodam užpirkimus, mokinam atsidėti taupimui ir investavimui atskirai pinigus į kitas sąskaitas, kaip sakant, perdodam savo žinias vaikam ir to pasekoj užaugę vaikai subrendę galės patys toliau tęsti šitas investicijas ir šitos mažos sumos pavirs dideliom sumom. Tai tokia ir yra idėja, investicijų pagalba bus galima, tarkim, tam vaikui susikurti kažkokias tai pasyvias pajamas, ko pasekoje turės daugiau laisvės keliauti, o gal daugiau laisvės tiesiog daryti kažkokią tai veiklą, kuri jam patinka, bet tarkim gal neneša didelios pinigų grąžos, bet turint šalia investicijų portfelį galima kažko tai tarkim užsimti, kas miela, kas patinka. Tai va, tokia idėja viso to investavimo. Kaip matom, kaip ir minėjau, užpirkimai vykdomi kiekvieną dieną, darbo dieną. Tai idėja paprasta, viskas set and forget, viskas nustatyta automatiškai. Einam, galim peržiūrėti patį fondą, kaip jam sekėsi paskutiniu metu. Ir šiuo metu vaiko pinigai kažkur tai yra apie 100 eurų kas mėnesį iš valstybės, tai mes 30% skiriam investavimui, o 70% tos sumos eina vaiko edukacijai, būreliams, o 30 eurų, kaip ir minėjau, eina investicijom, kas nėra daug, bet kaip matot, sumos didėja po truputį ir jos tikrai užaugs. Svarbiausia kantrybė, svarbiausia investavime yra laikas. Tai 20 eurų eina kas mėnesį į Švedbank šitą technologijų Robur fondą ir 10 eurų į bitkoino pirkimą. Tai paskutinius 3 mėnesius turim vis dar beveik 17% kritimą, nuo metų pradžios 15% kritimą ir per paskutinį mėnesį turim beveik 12% atšokimą. Tai fondas tikrai yra gan volatilus, bet to pasekoje jisai atneša gan nemažai grąžos. Pasisakyčiau palyginus, per 2 metus turim beveik 60% grąžą, kas praktiškai bitina Nasdaq indeksą. Ir šita grąža yra atskaičius jau valdymo mokesčius, kurie nėra šiaip maži, yra virš 1%. Be abejo, aš visada būsiu už kuo pigesnį ir labiau efektyvesnį mokesčiais investavimą, bet pradžiai, kaip tarkim pradėti investavimo kelionę arba pradėti kaupti vaikam pinigus, tikrai geras variantas. Vėliau vaikai paaugę galės tos pinigus, kadangi daug kas turi Švedbanką, daug kas naudojasi juo, galės patys nuspręsti, ar toliau nori tęsti investavimą per tą patį banką, ar tiesiog tos pinigus kažkur tai panaudoti savo gyvenimo pradžiai, ar tiesiog investicinės sąskaitos pagalba, parsidavus tos fondus, permesti pinigus į kitą brokerį ar į kitas investicijas. Tai viskas bus palikta nuspręsti patiems vaikams ateityje, o dabar čia daugiau tikriausiai nieko labai daug neparodysiu. Einam, gal peržiūrėsim tada ledgerį, kaip sekasi bitkoinui, vaiko portfelį. Atsidarė ledgeris, kaip matom, čia yra bendras portfelis mūsų ir vaiko. Turim realiai neblogą pakilimą paskutiniu metu,
kadangi bitkoinas viršijo 100 000 vėl dolerių ribą už vieną bitkoiną, bet galime tiksliai pasižiūrėti, kiek yra tiksliai pas vaiko piniginiai, kokia yra vertė šiuo metu. Ir vėlgi peržvelgiam vėl 2000 eurų ribą, visai neblogai. Realiai beveik pasivijom akcijų portfelį, nors šiandien dedam tik 10 eurų per mėnesį, o prieš tai iš vis nedėdavau, tai realiai bitkoinas tikrai, manau, pasivys ir pralenks akcijų portfelį su laiku, tuo labiau, kad dabar pradėjau, kaip ir minėjau, dėti po 10 eurų irgi kas mėnesį, tuos pinigus dabar dedu tiesiog į atskirą sąskaitą, jie susikaupus, tarkim, ten 100 eurų, tie pinigai automatiškai bus per patį ledgerį tiesiai nuperkama į šitą piniginę už tą 100 eurų bitkoiną, bus aišku sumokėta gal 2 eurai mokesčių, bet nereikės persivedinėti į atskiras šaltas piniginės, tiesiai viskas bus nuperkama čia, tai 10 eurų pirkimai tokie maži neapsimoka, bet tarkim pasitaupius, sudėjus tą sumą iki 100 eurų vertės, tie 1,50 ar 2 eurai max už viską, tikrai manau visai normali kaina ir viskas saugiai nuguls į šitą vaiko piniginę. Tai va, čia viską peržiūrėjom, dabar einam peržvelkim mano Revolut indeksinį investavimą, kadangi, kaip ir minėjau, Revolutas neturi normalios patogios web versijos, tai einam tiesiai į telefono įrašą. Taigi dabar eisim peržvelgsiu savo Revoluto portfelį, einam tiesiai į Revolut programėlę ir iš karto esam investicijose, kadangi filmuoju savaitgalį, šiuo metu rinkos yra uždarytos, ir skaičiai nesikeičia, viskas stovi vietoje ir kaip matom portfelio vertė šiuo metu yra 2640 eurų. Galim įsijungti, pasižiūrėti, kas per mėnesį laiko nutiko, pasižiūrim savaitės čartą, atkilimas, per mėnesio čartas turim 8% ataugimą šito ANAV ETF-o, jisai seka Nasdaq 100 indeksą ir po truputį rinkom atsigauna kartu ir jisai. Vis dar turiu minus beveik 13% šitam portfeliu minusą. Tai dėl to, kad čia pradėjau investuoti prie aukštumų, galime pažiūrėti 6 mėnesių čartą, tai kaip matom, pradėjau investuoti prie 17, beveik 18 dolerių už vieną vienetą. Kaip matom, žali taškeliai rodo užpirkimus, tai investuoju savaitę 2 kartus po 15 eurų ir kaip matom, pastoviai yra užperkama vis periodiškai. Ir perkam ir prie aukštesnių kainų, ir prie žemesnių kainų. Trumpui paskelbus apie tarifus visam pasauliui ir po to truputį atsigaunant rinkom, periodiškai užpirkdamas susimažinu savo užpirkimo kainą. Tai va, tai situacija paprasta, čia tikriausiai nieko naujo, turiu 167 vienetus akcijų, galime pirkti fractional shares, akcijos priklauso jum, galite persikelti pas kitus brokerius, tai tikrai per Revolutą šiuo metu tikrai, sakyčiau, labai paprasta ir gan pigu investuoti, praktiškai, jeigu turite, kad ir patį prašiausią planą, jūs vis tiek turite keletą pirkimų per mėnesį nemokamų. Tai va, grįžtam atgal, dar, kaip matom, pačioje sąskaitoje dar yra 60, kaip matom, eurų, tai jie dar realiai mums užteks jų 4 savaitėm užpirkimam. Tai viskas sustatyta automatiškai pirkimai, aš tiesiog kas mėnesį pasirūpinu, kad gavęs atlyginimą pervedu čia į šitą Revolut sąskaitą investicinę 120 eurų ir kiekvieną savaitę, kas keletą dienų nuskaičiuojama po 15 eurų ir iki sekančio mėnesio ir realiai net nesijungiu, net nežiūriu šitų čartų ir tikriausiai daugiau negu 80% žmonių labiausiai tinkanti iš tikrųjų strategija, tiesiog set ir forget. Pasirenkam kažkokį tai platų diversifikuotą indeksą, nusistatom periodinius pirkimus, perkam ir pamirštam ir mes jau esame investuotojai. Tai va, tai vienas tikriausiai paprasčiausių, bet tikriausiai efektyviausių būdų kaupti kapitalą. Tai va, tai daugiau kažkaip tai labai kažko parodyti čia ir neturėsiu, viskas labai paprasta, viskas labai pasyvu, parašykit komentaruose, ar domina iš tikrųjų kiekvieną mėnesį peržiūrėti šitą portfelį, gal labiau domintų, kad kas 3 mėnesius peržiūrėčiau tiek vaiko portfelį, tiek savo indeksinį Revolut investavimą, kadangi neturiu labai daug ką parodyti, daug ką papasakoti, gal po 3 mėnesių, tarkim, pertraukos būtų įdomesnis portfelis, daugiau pakeitimų ir būtų įdomiau gal žiūrėti, o gal kaip tik įdomu sekti kiekvieną mėnesį, kaip tas portfelis auga, ar kaip jis krenta ir kokia situacija kiekvieną mėnesį pas jį. Tai gali parašyti, pakomentuoti, norėčiau sužinoti jūsų nuomonę ir žinočiau, ką daryti toliau su video kėlimo dažnumu. Tai va, tai šiam video tikriausiai būtų tiek, likite sveiki ir susitiksim kitose video.